O nėra taip, kad, pavyzdžiui, tie žmonės matė tą blogą elgesį šeimoje, kaip tik daro atvirkščiai, kaip tik daro absoliučiai visai kitaip. Mes dažniausiai to tikimės ir galvojam, kad jeigu tėtis buvo agresyvus, ar mama buvo kažkokia nerūpestinga, arba ten tėvas labai daug šaukdavo, rėkdavo, arba buvo po mamos padu, nu tai aš jau toks nebūsiu, aš jau kitaip darysiu, aš jau tėvų klaidų nekartosiu. Bet daugelis klientų, tame tarpe ir aš, daugiau ar mažiau kartojam vaikystės tėvų klaidas. Taip yra. Tiesiog taip yra. Yra aišku pavienės išimtis, kur žmonės, čia labiau tai liečia priklausomybės. Pavyzdžiui, jeigu tėvai gėrė, turėjo problemų su alkoholiu, dalis vaikų, bet tik dalis vaikų, kurie užaugę tose šeimose, gyvenime negalės net pažiūrėti alkoholį. Bet čia tik dalis, o dalis kaip tik turės stiprų potraukį alkoholiui, bet čia jau kita sudėtinga tema. Bet šiaip mes atsinešam elgesio, kaip tėvai atsiprašo, kaip gyvendavo, kaip juokaudavo, ką jie darydavo šeimoje. Mes atsinešam labai daug modelių ir patys jų net pažindami, kai jau turim savo šeimą ir praeina įsimylėjimas, mes pradedam kartoti tos modelius. Ir čia yra labai svarbu pakelti savo sąmoningumą ir šiek tiek stabdyti, pačius žalingiausius. Visko nereikia stabdyti, bet pačius savo žalingiausius įpročius reikia stabdyti. 5 meilės kalbos. 5 jos yra tik tais ar yra daugiau? Manau, mokslininkai sakytų, kad apskritai ta knyga nemoksliška Gary Chapmano, bet jinai labai gera ir aš ją rekomenduoju savo klientams pavartyti, nes jinai duoda vieną labai aiškų supratimą, kad žmonės skirtingai jaučia ir supranta meilę. Moksliškai žiūrint, tai yra absoliuti tiesa. Dėl to daugelis mokslinių teorijų bando suskirstyti žmonės į visokias grupės, grupuoja, ar ne? Tai čia ta Gary Chapmano mintis, kad mes turim skirtingas meilės kalbas ir turim prioritetinės, tas pačias svarbiausias, ar ne, jinai iš esmės yra teisinga. Todėl yra gerai paskaityti 5 meilės kalbas, kad suvokt, kad mano partneris galbūt jaučia ir supranta ir jo poreikis, kaip jam išreikšti meilę, dėmesį yra kitoks negu pas mane ir man reikia išmokti išgirsti, išsistudijuoti, suprasti partnerio tą prioritetą. Kai kuriems žmonėms labai reikia, kad įgarsintų jiems, koks jis geras, koks jis fainas, taip toliau. Tada jausis labai mylimas. O kai kuriems žmonėms reikia, kad už juos neprašyta kažką padarytų, ten išplautų, nuneštų, parneštų kažkokios paslaugėlės, ar ne, jie tada jaučiasi labai mylimi. O kitiems nei tos paslaugėlės, nei tie pagirimai ir komplimentai nestovi pirmoje vietoje. Bet žmogui reikia, kad jaustis mylimam, jam reikia nuolat, kad ir mažų, bet netikėtų dovanėlių. Jam reikia dovanėlių ir taip toliau. Žmonės yra skirtingi. Jo, kalbų gali būti daugiau negu 5. Aš esu skaitęs šiaip tą knygą, bet kažkaip neatradau savęs. Ten buvo gale toks paliktas kaip ir tarpas, ten gali kalbėti keliom kalbom. Ten, toks... Taip, gali būti. Ir dažniausiai taip ir yra. Yra mišiniai, yra kombinacijos. Bet ta knyga turi labai naudingą mintį, kurią reikia būtinai išsinešti. Kad jeigu aš turiu partnerį, jis greičiausiai jaučia, mato ir supranta meilę kitaip negu aš. Mums reikia nuolat kalbėtis, kokie tavo poreikiai, kaip tu supranti, ko tu nori, ko tau labiausiai. Mums reikia domėtis partneriu. Mes per daug domimės savim ir ką aš mėgstu, ko aš noriu ir per mažai domimės partneriu. Vėlgi nekalbu apie kliniką, apie nukrypimus. Yra žmonės, kurie yra ten ligoti tenkintojai kitų ir save visiškai užmiršta, bet čia jau išimtis, ar ne? Didžioji daly visuomenė problema yra ta, kad mes per daug galvojame apie save ir per mažai studijuojam savo partnerį ir per mažai adaptuojamės prie partnerio skirtingų negu mūsų poreikių. Nes tie poreikiai, kaip gauti tą meilę, kaip suprasti tą meilę, kaip žinoti, kad mane myli, yra skirtingi. Pas du žmonės labai dažnai yra skirtingi. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.